Šiuolaikiniam miesto žmogui jau reikia galvoti ne tik apie jo automobilio teikiamą komfortą, mums jau reikia galvoti apie tai, kad mūsų automobiliai mažiau užkimštų miesto gatves, o taip pat, kad jie mažiau terštų aplinką. Ekovairavimo specialistai suskaičiavo, kad vien protingai vairuojant galima sutaupyti 15% degalų, o vairuoti galima ir nenuosavą automobilį. Apie tai pasakoja žurnalistė Rūta Stalionytė. Visą laiką, važiuojant į darbą, kažkaip atkreipiu dėmesį. Daugumoje mašinų tai važiuoja po vieną žmogų, tiesiog ir viskas. Kažkaip tuščios tos mašinos, tai iš tikrųjų dėl to tie kamščiai ir atsiranda. Statistiškai kiekvienam Vilniečiui tenka daugiau kaip 2 automobiliai. Šalies didmiesčiuose kasmet spūstyse vėjais paleidžiame beveik 5 milijardus litų. Beje, lietuviai net sunkmečių nelinkę taupyti, keisti vartojimo įpročių atsisakydami automobilio. Tyrimai rodo, beveik 40% šalies gyventojų iš mašinų į kitas transporto priemonės nepersodino net debesį siekiančios degalų kainos. Bet pirmosios Lietuvoje EcoDrive akademijos įkūrėjai jau pusmetį rengiantys taupaus vairavimo kursus nusiteikia optimistiškai. Teorija jau išklausė daugiau nei 100 žmonių, akivaizdu, turime vairuotojų, kuriems ekokultūra nesvetima. Jeigu tai yra vairavimo akademija, tai visą laiką slypi vairavimas, o eko žodis visą laiką išsidalina į 2 kryptis. Tai vienas yra ekonomija, kitas yra ekologija, būtent tie žodžiai. Tai reiškia, kad abu jie yra labai susiję, abu jie yra labai svarbus ir vienas be kito neegzistuoja. Tai reiškia, jeigu vairuoji ekonomiškai, tai tuo pačiu vairuoji ir ekologiškai. Ta prasme, kad, tuo pačiu ir gamtą saugai. Tai principai patys, kurių yra mokomi vairuotojai, yra tie patys, nors žodžiai yra 2. Tai iš tikrųjų aš visą laiką užduodavau tą klausimą žmonėm, kuris iš tų 2 eko jiem yra svarbesnis. Dažniau iš tikrųjų lietuviai atsako, kad jiem yra svarbu pinigai, tai reiškia sutaupyti, o ne apsaugoti gamtą. Vėlgi, natūralu, per vieną dieną tu neįskiepisi kažkokios tai labai gilios minties žmonėm. O piniginė yra piniginė, ar išleidai daugiau ar neišleidai. EcoDrive akademija vairavimo mokymas draugiškas aplinkai ir mūsų piniginiai. Prieš porą metų mintis rengti tokius kursus Lietuvos vairuotojams kilo keliems automobilių mėgėjams. Taupus vairavimas domina tiek privačius asmenys, tiek įmonės. Iš esmės, vėl, įmonės iš tikrųjų gal dar labiau dalinasi į tas 2 dalis. Tai sutaupyti nori visi, kai kurios deklaruoja save kaip žaliojo mąstymo arba kažkokio siekiančios tokių tikslų, sakykime, ne konkrečių, kad ten man reikia sutaupyti 2000 litų savo automobilių parke ten ir kaip čia dabar tą padaryti, bet tiesiog, reiškia, jie skiria dėmesį į visas gyvenime kryptis ekologijos, būtent jau kaip kalbam apie ekologiją. Ekologija, jinai, neturi prasmės tokiam siaura prasme. Jeigu tu, reiškia, labai atvažiavai su ekologišku automobiliu, labai ekonomiškai atvažiavai prie ežero ir tu išpylei visas šiukšles ir palikai prie ežero ir išvažiavai kaip kiaulė iš tenai, tai toks čia ir ekologiškumas, sakykime. Tai reiškia, pati eko yra labiau mąstymo būdas, gyvenimo būdas ir kuo daugiau sričių ir kuo daugiau žmonių apie tai galvos ir taip ir darys, kaip galvoja, tai tuo čia visiems nuo to tik tai geriau. Net jei aplinkos tarša rūpi kol kas ne visiems vairuotojams, džiugu, kad automobilių gamintojai pradeda apie tai galvoti, sako išmintingo vairavimo šalininkai. Jinai, iš tikrųjų, šita tema yra labai populiari dabar. Populiari visur. Visos automobilių parodos yra tai yra pagrindas visako. Visos reklamos nebeliko to kažkokios tokios agresijos. Visur parodose ant kiekvieno automobilio yra lipdukas CO2. Ir tai tas rodiklis, kuris, reiškia, bent jau deklaratyviai yra labai svarbus, labai reklamuojamas. Ateityje EcoDrive akademijos lektoriai visoje Lietuvoje mokys ne tik teorijos, bet ir taupaus vairavimo praktikos su įvairiais automobiliais. Kol kas to nėra. Tyriama, ar tokių kursų norėtų mūsų vairuotojai. Pati ta EcoDrive teorija yra tai, kad žmogus norėtų tai daryti ir duoti, reiškia, tam tikras žinias, kuriam jis gali naudotis. Ir gali naudotis čia, išėjęs. Jam nereikia nieko treniruotis. Jis viską gali padaryti pats. Netrukus keli patarimai, kaip vairuoti, kad kuo daugiau sutaupytume. O dabar išbandykime naujovę – dalijimosi automobilių paslaugą.
Šie kol kas tik Vilniuje važinėjantis mažyliai – tai savotiškas vilties ženklas, kad mūsų miestuose sumažės automobilių. Prieš 10 metų pasaulyje išplitusi angliškai car sharing paslauga pagaliau atkeliavo ir pas mus. Mūsų tikslas yra padėti miestui lengviau kvėpuoti. Ir mes norime šitą paslaugą išpopuliarinti tam, kad čia nebūtų prigrūsta automobilių, kad kiekvienas galėtų turėti automobilį tada, kai jam jo prireikia. Noriu kur nors pavažiuoti, rezervavaus, pasiėmiau, išvažiavau. Kai dėl spartaus gyvenimo ritmo šeimos turi po 2 automobilius, kai gatvės užsikemša nuo mašinų, kuriuose po 1 žmogų, o visuomeninis transportas nepatrauklus, išeitis gali būti sankcijos. Kaip Džakartoje, Indonezijos sostinėje. Čia važiuosi automobilyje vienas, gausi baudą. Kitas variantas – dalijimosi šiais mažyliais paslauga. 10 automobilių, kuriais visą parą gali važiuoti tie, kam mašinos reikia vos kelias valandas per dieną ar savaitę. Užsisakai internetu, sutvarkai reikalus ir palieki mašiną kitam specialiuose stovėjimo aikštelėse. Vienas toks automobilis, kuriuo dalijamasi, atstoja nuo 3 iki 7 mašinų. O įmonė sutaupo nemažai pinigų, tai pigiau nei taksi ar įprasta automobilių nuoma ir nereikia rūpintis išlaikymu. Faktiškai aš esu paskaičiavęs, kad, sakykime, tai sudaro, priklausomai aišku nuo to, kiek įmonėje žmonės važinėja, daugiau kaip 30% gaunasi taupimas, naudojantis mūsų paslaugą. Ir įmonė mažom irgi tai visiškai apsimoka, jiems nereikia apsikrauti be reikalingų turtų, prižiūrėti jį, tiesiog reikia, pasiėmei, pavažiavai, grąžinai, mėnesio pabaigoje sąskaita ir tuo viskas baigėsi. Ši sistema veikia vos kelis mėnesius, kol kas tik sostinėje, bet pasak projekto iniciatorių vis daugėja klientų tiek privačiame, tiek verslo sektoriuje. Patogu, paprasta, bet to išvengia daugybės rūpesčių, su kuriais didmiestyje susiduria nuo savų automobilių vairuotojai, tvirtina administratorė dirbanti Margarita. Jau kelis mėnesius ji naudojasi dalijimosi automobilių paslaugą. Buvo gal baimė sėsti už tokio automobiliuko vairo, vis tiek jisai mažiukas, o pati kaip ir važinėjau, bet vis tiek nauja mašina, kažkaip jinai mažesnė negu aš esu įpratus, tai buvo taip keista. O paskui ilgainiui pranti ir puiku. Norintys važinėtis šiais mažyliais privalo sudaryti sutartį. Gausite elektroninę kortelę, kuri yra automobilio raktas. Užsakyti automobilį galima visą parą artimiausioje jums aikštelėje. Kaina priklauso nuo sutarties sąlygų. Visi rūpėsi ten dėl kuro, dėl švaros mašinoje. Visiškai nieko nėra. Visiškai nieko nereikia rūpintis. Kas liečia kurą, aišku, jeigu pasižiūri, jeigu tenai jau baigėsi visai, stovi automobilių kortelę kuro, užsipildai, susimokite kreditinę kortelę ir viskas. Problemų nebėra. Mes visko rūpinomės, tiek automobilių švara, tiek kad juose būtų ir vandens, kad jie būtų, kaip ir dabar, jau visi automobiliai yra su žieminiam padangom, visi turi draudimą, viskas yra mūsų žiūrima ir sekama. Visi reikalingi dokumentai, draudimas, techninis pasas, paslaugos naudojimo instrukcija, viskas yra automobilyje. Vienintelis reikalavimas – laikyti švaros ir tvarkos, taip pat nerūkyti salone ir atsakingai vairuoti. Ateini iš ryto, pagalvoju, kada tau reikės čia, kurią valandą, kur reikės išvažiuoti, užsirezervuoji automobiliuką, kas yra pakankamai paprasta, važiuoji. Valdymas irgi yra labai paprastas, yra kortelė magnetinė, kuri yra kaip raktas automobilio. Tu nueini prie automobilio, atsirakini, sėdi ir važiuoji. Paskui grįžęs užrakini tokiu pačiu principu. Na, o kelionėje prisiminkite kelis EcoDrive akademijos ekspertų patarimus. Apskaičiuota, jie padeda sutaupyti nuo kelių iki keliasdešimt procentų kuro išlaidų. Taigi, nesivežiokite bagažinėje nereikalingų daiktų. Visada planuokite kelionės maršrutą, kad išvengtumėte spūsčių. Išmintingai naudokitės tuo, ką sukūrė jūsų automobilio gamintojai. Ypač elektros prietaisais, kurių tikrai nereikia naudoti visų iš karto. Ir kondicionieriumi. 2 dalykai, kurie greuna degalų sąnaudas, tai jungti tie prietaisai, tai sakykime kondicionierius, tai ne kaip elektrinis netgi prietaisas, o kaip tas kompresorius, sakykime, apkrauna variklį, o langai tiesiog sujaukia aerodinamiką. Jeigu jūs važiuojat nuo 30 iki 50 km kažkokiose spūstyse mieste, tai beveik neturi įtakos arba didelės įtakos. Ir geriau atsidaryti langą ir važiuoti atsidarius langą ir tokiu būdu, reiškia vėdintis, negu stovėti su įjungtų kondicionierium. Jeigu jūs važiuojat 140, tai blogai labai, reiškia reikia jungti kondicionierių. Ir svarbiausia, pasirinkite tinkamiausią eismo sąlygoms greitį, tada sutaupysite tiek, kad užteks ir atostogoms. Galima, sakykime,
nuo logiško, aš net nesakau, kad drastiško taupimo, bet nuo tokio logiško, važiuojant pagal taisyklės arba ten pažeidžiant jas, galima sutaupyti, na, sakykime, 1-3 litrų 100 kilometrų. Jeigu perskaičiusi metinį savo biudžetą ir tokio stiliaus važiavimo pinigus, sakykime, išleistus degalam ir kitokio, gausis keli tūkstančiai litų, tarkim, kokie 3000 litų. Kai jūs turit ramius nervus, važiuojat ramiai, niekada nesinervuojat, kad sustabdys policija, kad kažką pažeidinėjat ir turit dar 3000 litų gale metų. Šiandien tiek. Mes lauksime jūsų dėmesio lygiai po savaitės, trečiadienį. Dar trumpai apie tai, ką matysite mūsų laidoje. Iki. Ненужный свет не должен гореть, ненужная вода не должна литься. Nereikalinga šviesa neturi degti, nereikalingas vanduo neturi bėgti. Maisto negalima išmesti.